Sakoma, kad vyrui reikia pasodinti medį, užauginti vaiką ir pastatyti namą. Jei su pirmais 2 punktais paprastai jokių problemų neturėtų iškilti, tai namo statyba gerokai sudėtingesnis, daug laiko, žinių ir ištvermės reikalaujantis procesas. Kiekvienas ketinantis statyti namą kuria savo viziją. Vieno bus erdvus, kito šiltas, trečio pigus. O ką apie nuosavo namo statybą galvoja praeiviai? Tai visų pirma reikia su architektu turbūt tartis. Ar jūs galvojat, kad kaip kurmis namą stato, įsirausėt ir gerai, ar ne? Aš už tai, kad būtų kvalifikuota specialisto pagalba ir žmonės ne taip, kad rinktųsi, o aš noriu, pamačiau ir noriu, o tiesiog žiūrint, kur kaip yra architektai, specialistai. Pasiūlymas pasikliauti profesionalais iš tiesų protingas. Tada jūsų galva turėtų kvaršinti gerokai mažiau problemų. Tačiau labai svarbu ir pačiam turėti aiškius prioritetus ir norus, kokie turėtų būti ir atrodyti jūsų namai. Vienas iš svarbiausių punktų – tvirtumas. Kad jūsų namai būtų jūsų tvirtovė ne tik perkeltinė, bet ir tiesioginio šio žodžio prasme. Šiuo metu sienos dažniausiai statomos iš įvairių medžiagų blokų. Jų paskirtis – atlaikyti apkrovas nuo sijų, perdangų, stogo konstrukcijos. Todėl renkantis medžiagas namo konstrukcijoms svarbiausias parametras yra tvirtumas. Tvirtesnė medžiaga nereikalauja papildomų sienos tvirtinimo, tai yra armavimo. Nereikia daryti gelžbetoninių žiedų, remiant sijas, perdangas ar stogo konstrukciją. Be to, kurdami vidaus interjerą, nesusidursime su problemomis, kabinant sunkius daiktus ant sienų, tvirtinant laiptus taip pat prie sienos. Todėl, kad tvirtesnė medžiaga tai duoda stabilumą, tai yra tvirtumą. Nereikia papildomai sienos tvirtinti, kad tas daiktas nenukristų. Taip pat ir laiptai, bėgant laikui, jie nuo krūvio, nuo naudojimo, jie vis tik veikia į sienos konstrukciją. Ir jeigu tai minkšta medžiaga, tai jie įsinešioja ir jie pradeda judėti. Tai laiptai būna nestabilus. Rinkoje šiuo metu siūloma gausybė įvairiausių medžiagų namo statybai, todėl išsirinkti optimaliausią ir geriausią variantą gana sudėtinga. Patarimas – neskubėti ir kaip reikiant įsigilinti į visus medžiagos parametrus. Statybinė medžiaga. Pasiūlymų čia reikia daug, ką žinau. Visažus dabar populiarėja kuo pigiau, žmonės ieško kuo pigiau, ne kuo kokybiškiau, kuo pigiau. Todėl aš imčiau kuo kokybiškiau. Akcentuočiau nebūtinai ne tai, kas pigu, o tai, kas man ilgaamžiška būtų. Šiaip tai, aišku, blokeliai irgi populiarus variantas. Kažkiek tai daugiau įdiegti gali savo, kaip sakyt, darbų, bet kažkas tai stabiliau, sveikiau, kaipogi ir greičiau. Pasirinkus tvirtesnės medžiagos blokelį turėsite ne tik tvirtus ir saugius namus, bet ir gerokai sumažės statybinės išlaidos. Pasirinkus tvirtesnę medžiagą, laikančiai sienai naudojamas vyresnis blokelis. Jeigu, pavyzdžiui, palyginsime 2 medžiagas, tai silikatinį bloką arko ir akitą betoną. Silikatinis blokas arko laikančiai sienai naudojamas 15, 18 ir labai retai 24 cm. O akito betono blokelis laikančiai sienai eina 30 cm ir jeigu tai reikalinga išlaikyti tam tikrą sunkią perdangą, tai naudojama net 40 cm. Tai jeigu tai pačiai kvadratūrai reiktų arko blokelių 100 kubų, tai paskaičiavus akito betono reikėtų dvigubai daugiau, 200 kubų. Pastatyti tą pačią sienų kvadratūrą, tai yra sumūryti. Pasirinkus minkštesnį medžiagą mes perkam daugiau kubų medžiagos, tai brangsta transportavimo išlaidos, nes didėja kiekis atvežimo ir be to vežant minkštą medžiagą praranda į prekinę išvaizdą, tai yra trupa kampai, skyla ir tiesiog gaunasi nekokybiška produkcija. Ir mūrijant sienas jau reikalauja papildomų išlaidų. Tikslių matmenų blokeliai turi specialią formą ir mūrima sienos be vertikalių siūlių, tik tai mūriant vieną horizontalią siūlę. Tuo būdu mes taupome vėl piniginės lėšas skirtas skiediniui ir skirtas vidaus apdailai,
nes sumūrijus sienas iš arko blokelių belieka vidaus apdailai tik tai nutinkuoti 2-3 mm gipsiniu tinku, glaistas ir dažai. Akcentuojant statybinės medžiagos tvirtumą, nereikia užmiršti ir dar vieno itin svarbaus parametro – ekologiškumo. Su tuo sutinka ir gatves skubantys praeiviai. Visais amžiais statė žmonės iš ko? Iš akmens, iš molio, čerpės, tikras tik natūralias medžiagas. Kitas privalumas yra fizikinė savybė, tai yra tankis. Tai įtakoja į garso izoliaciją. Kaip žinome, mokslininkų yra jau nustatyta, kad pagrindinis sveikatos kenkėjas tai yra triukšmas. Kuo kietesnė medžiaga, tuo garsą jį geriau absorbuoja, sugeria. Garsą, kuris sklinda aplinkoje. Kuo kietesnė medžiaga, tai yra tvirtesnė, tankis didesnis, tuo sienos šiluminė inercija geresnė. Tai reiškia, patalpoje išlaikoma ilgiau norima šiluma. Sienos nesugeria drėgmės, geresnis patalpų mikroklimatas. Smėlis itin tvirta ir stabili medžiaga, todėl nereaguoja nei su šarmais, nei su druskomis. Tik tai kaitinamas itin aukštoje temperatūroje, kai yra didelis garų slėgis, susidaro kalcio hidrosilikatas. Būtent šis junginys yra labai tankus ir tvirtas. Jeigu žiūrint pagal gaminio tvirtumą, arko blokai yra tvirtesni už kitus blokus, už akitą betoną 4 kartus, už keramzitą yra 3 kartus, už keramiką yra 1,5 karto tvirtesni.